Tai hello visiems, kol vanduo verda, galim pakalbėti. Kas šiandien tolešio, lemų. Tai va, dar galva man šlapia, ką tik iš dušo išėjau, dabar valandų yra po 4:06 ir beveik kaip skauda vakar po Jim Space'o visus raumenis ir šiaip kaklą, kurį pasitempiu aš ten. Bet šiandien varysim į Largo į koncertą turbūt, kur Regis koncertuoja. Susitiksiu šiandien su tokia draugė viena ir varysim į tą Largo, o vėliau nežinau, žiūrėsiu pagal situaciją. Dar pas mano to draugė yra mano dviratis, tai aš mąstau, tas Largo šiaip vėlai baigėsi ir autobusai nebevažinėja. Bet kai garsiai tas argotinukas. Autobusai jau nebevažinėja, tai aš turbūt parminsiu naktį su to dviračiu, nes rytoj noriu varyti su dviračiu ir man kaip tik reiks, tai žiauriai bus gera proga parmint. Vakar, kurį kėliau video, 6 minutės 5-6 sekundės prasidėjo juodas vaizdas ir jisai tęsiasi kokių 20 ar 30 sekundžių. Tai dėl to, kad ten turėjo, visi klausia kodėl, tai ten turėjo būti editas ir aš editindamas video ten neužimėjau vienos vietos, kad išsaugotų ir tą patį mano editą pačiam vlogė. Ir jo nėra, tiesiog ten juodas vaizdas, tai paaiškinu dėl ko. Vakar valgiau tokias nesąmonės, nuo kurių žinau, kad mane bele kaip išberė ir kas čia su to veidu, tai aš dabar nesuprantu. Kavą darausi iš įspūdingo firminio puodelio. Opa, aфиgenas puodelis. Perfect. Kava padaryta ir vienu žodžiu dabar laukiu, kol paskambinsiu žiūriu YouTube video, pas mane visą laik YouTube. Va, tiek va video būna prijungta, kurios noriu pažiūrėti, tai yra reikalų. Vienu žodžiu dabar man gal kokių 10 žmonių parašė, kad Edvinas, D3 Edvinas, kur irgi vlogus kūrė, tipo įtraukė mane į kažkokį sąrašą ir jisai description'e, man atrodo, man parašęs prie mėgiamų YouTuberių ar kažką, tai žiauriai malonu ir jeigu Edvinai žiūri, tai dėkui labai, nors abejoju. Dar nebuvo kada laiko video pažiūrėti ir to description'o, tai reiks pažiūrėti vėliau. Dar atėjau eilinį kartą pažiūrėti koks oras, tai vaizdas toks, kad lyja ir nieko gero oras. Ir dabar dar bandau susitvarkyti savo PayPal'ą, kur turėčiau gauti pinigus visus iš YouTube'ės ir aš sugalvojęs vieną dalyką, ką noriu padaryti su YouTube'ės pinigais. Tai šiandien kaip tik yra tos dienos, kai veda pinigus, tai labai būtų gerai man spėti susitvarkyti, gauti tos pinigus ir padaryti su jais, ką aš noriu. Viskas susitvarkiau, dabar varau iki Akro su draugė susitikti iki Akro dėl to, nes oras belekaip lyja, belekoks vėjas ir čia nesuprasiu, ar lyja ar sninga, tai varau iki Akro. Ir labai pradedu abejoti, ar šiandien išeis padaryti normaliai vlogą, nes ar išeis padaryti normaliai vlogą, nes laukia lyja, filmuoti negaliu, Akre neįdomu ten filmuoti, kai bus susitikęs su draugė. O tam pačiam koncerte Largo irgi labai neprifilmuosi, tai gal jeigu nebus labai medžiagos padarysiu vlogą iš 2 dienų, sudėsiu su rytoj, aš nežinau. Esu jau prie durų, kamerą metu į kuprinę, nes visiškai nenoriu jos sušlapinti. Opa. Va toks oras dabar laukia. Aфиgenas oras ir man atrodo dabar atsiklausysiu moralo, kad belekiek vėluoju, nes į tokius kamščius pakliuvau, kur dar nesu į tokius pakliuvęs, valandą gal važiavau kelias stotelės, o manęs va ten jau senai laukia. Sėdi. Pasisveikink su žmonėm. Nuvarom. Jinai vienu žodžiu baisiai nemėgsta filmuotis ir nesifilmuos. Aš noriu Largo varyti, va susidėjau su šitą ir negaliu niekur varyti, yra uždrausta. O ko tu nesifilmuoji? Gali filmuotis? Aš priversiu. Davai uždedam tavo Instagramą pačią, kad ir prie tavęs vaikai pradėtų kabinėtis. Vienu žodžiu, vardo nieko negalim sakyti, nes žmogus nori ramiai gyventi. Kur einam? Kur einam? Nežinau, kur tu mane vedėm. Vienu žodžiu, planai keičiasi, įkalbėjau varyti Jim Space'ą. Atvarys Signelis, Aurimas ir Artūras. Varysim į Jim Space'ą. Šita mergaitė, kur tik plaukus vis laik matot, sakė irgi varės. Atvarėm į chatą, vėl nesifilmuoja, vienu žodžiu, jinai turi dabar persirinkti ir mus paims. O čia jos chatą. Jeigu norit, siųskit dovanas visokias laiškus. Opa, šunį turi. Ai, kodėl tu mane sakei, kad aš taip atrodo? Va šitą tai dėsiu. Tu, na. Nu, davai, interviu. Ne, kas jisai man? Nežinau. Ohohoho. Supratau, chill. Kiek čia aukštų šitoj chatoj? What the fuck? Galiu, prašau. Kiek čia aukštų rimtai? 4 aukštai, būte? Ir dar Rusijas. What the fuck? Karoči, ten mano dviratis dar yra. Nesimato. Ką, tu čia seniai užsidėjęs? Kas čia darosi? Bye.
Bye. Nu, žodžiu, situacija keičiasi kas minutę, turėjau varyti Largo, nebevarau į Largo. Turėjau su Danielė varyti Jim Space'ą, nebevarau, nes jie yra reikalų ir negali dabar. Tai dabar atvažiavo Ridikas manęs pasiimti ir varysim visi Jim Space'ą. Karočią, aš tai bėgu dabar. Per kitą pusę. Važiuojam! Zdarė. Pavargau, blė. Ką mažas? Niek. Kainį paimt? Vainants. Ar Turcija, va. Iš Motkelės pinigų, kur prisėmęs. Varom su Igneliu, jam žodžiu, ieškam bankomatą dabar, ne Ignelį. Nes reikia į Jim Space'ą pinigų ir nėra pinigų. Tai reikia bankomatą, ar bus pinigų. Daunimas sako, tai šiandien judam, nes nėra tai. Nėra ką. Tai davai Jim Space'ą, davai. Tai davai, va, iš Prizmos išėjom varom į senukus, nes reiks Svetbanko, Prizmai nėra. O, neatsidaro duris, normaliai. Radom. Opa, palaikai kamerą. Aš filmuosiu, kai tu kodą vesi. Jo, ir būtinai garsiai kodą sakysiu. Davai, tau. Tęsti, pasiekti pinigų. Kita suma. Ne. Dabar laukiam, davina pinigus. Čia toks jausmas, kad tos pinigus vietoje spausdina per kiek laiko iškada. Kortelę gavau, pinigai iš vis valandos. Laukiam. Belekė kelio nuėjom iš tikrųjų. Belekė. Grįžom į Prizmą ir Ridikėlis, kaip visai kirėmo eina. Tvarkingai. Greičiau eitų. Ką tu darai? Apsauginis tas jau belė kaip žiūrėjo, tipo, ką aš čia filmuoju. Jaučiau pisprotą dabar, kai atidinėsiu. Dai, vierchas eini. Opa. Šitą maikę nuo vakar jau guli. Va šitą va. Normaliai? Man pažiūrėk, kai tas nulūžęs. Pažiūrėk, kaip kleba. Varila ponu. Pirma Aurimas, davai, Aurimai. Davai, Gaineri. Kaip pirmai tokį. Nu, davai, vieną. Kaip į priekį atdalinį, ne? Šokį į priekį ir vertėsi atgal. Davai, ir Turcija. O! Abu ant galvos. Maladėc, hebra. O, maladėc. Ar Turcija vėl Gaineri šauna? Geras. Bandys Aurimėlis talentą dabar pasiek, kur vakar visi bandė. Aha. Nu davai, backflipą nuo sienos. Opa! Davai, šoks ant pilvo, baisiai dabar. Bet aukščio pagauk. Maladėc. Nu, davai, varot. Dar ačiūs aiškus reikalais. Nes aš kai darau backflipą, mano viena tuo silpnesnė, kita stipresnė ir verčiuosi per šoną ir dalekė, kad gal tai dabar bandau labiau tiesiai. Dabar daug geriau į orą biškį pašokį, nes prieš tai tai vapšė lempa. Bet į galą vis tiek labai. You need more height, bro! Ignelis bandė šitą tarpą peršok nuo to ant to batuto. Flipu. Easy. Dabar trišiam frontflipą. Easy shit, man. Kraujai. Eiktų. Jat kaip galvas skauda. Karočią. Gavau iš kojos į galvą. Aš gavau, kad iš rankos. Aurimėlis trišiam backflipus kerta. Opa. Tik pradėjai filmuoti nepaina. Nu. Nebemoku irgi. Nufilmuok backflipą, pažiūrėk patobulėjau ar nelabai. Davai, šauk daug backflipų. Kur tu varai? Opa. Viskas? Davai, Ignelį, dabar jisai čia kosmosus daro. Frontflipą 108 su backflipu vienu metu. Taip pat. Ar Turcija, kai visai, kad varo Jim Space'ą ir telefonų šneka gale atsisėdęs. O, geras. Ką jūs čia darot? Jie filmuoja dabar čia.
O. Tu nebeišlendi? Davai, galva tik matosi tokia. Davai, lis. Lygio. Karočią, jeigu ar Turcija dabar numeta Aurimėlį, vairuoja golfą namo. Davai. Davai. Eini. Grįžti, ar Turcija, grįžti. Ai, bet tai paršį. Kai karys, kai su kar... pavešiu su ere 6 savaitę. Su ko paveši? Su ere 6. Nu, davai. Dar ačiū. Davai, tik. Kaip peravo, norėjau žinai, kaip valgyti naktį. Vienu žodžiu pašakinėjom, dabar lėksim gal kažkur kitur lūpą prakirstą. Ir čia ištynus kaip matosi arba nesimato, tai vien žodžiu. Dabar imu visus elastinius, nes pradėjo koją tinti ir lėksim iš čia. Ar Turcija dabar pyksta, kad neleis ją mašiną važiuoti? Nes atgavo. Kas yra? Nu, tai kai ant galvos pašokinėjai į foną, tai smagu. Žiūrė, Ignelį tavo vietą. Kaip? Belekai geras oras. Sako, bliatų lentiukas, tai kurva eiktų nahui. Tai pipis jėjau. Tai gerai, kad nesikeiki. Eik, tu savo. Toks nepatas, kad mašinas nedavė pavažiuoti. Eis nuo centro namo. Eisi nuo centro namo, keliaksotą savo. Eis. Variau namo, pavalgėm kebabus, susitikau rokelį su šuniu ir dabar varom iš šilo. Vėl. Jisai jau apsivirkė. Aš ką tik šau kebabą su čipsais, belė kiek žmonių buvo ir dabar vis tiek noriu kažko dar namo pasimti, nesveiko maisto kokio. Vienu žodžiu parlėkiau namo, lūpą dar skauda žandikalių, skauda lūpą ištinus vienu žodžiu. Iš šilo iškart parėjau namo ir nežinau, nesigavo, jaučiu labai įspūdingas vlogas, bet visiems dėkui, kad žiūrėjot, nepamirštam visi, būtinai pasubscribint, palaikinam ir žiauriai dėkui, kad žiūrėjot, davai.